Sveiki, mano vardas Renata Minkevičiūtė, aš esu Vilniaus universiteto astrofizikė. Ir šiandieną noriu atsakyti į klausimą, kodėl mėnulis tuštėja arba pilnėja. Šitą klausimą mums uždavė Ainė. Tai iš tikrųjų mėnulis tuštėja arba pilnėja todėl, kad jį skirtingai apšviečia Saulė. Kodėl mes apskritai matom mėnulį? Matom jį todėl, kad jo paviršių apšviečia Saulė. Nes mėnulis pats nešviečia, jisai nėra lempa, jisai švyti todėl, kad jo paviršių apšviečia Saulė. Ir kai mėnulis keliauja aplinkui Žemę, Saulė apšviečia vis skirtingą mėnulio plotą. Todėl mums, žiūrint į mėnulį, susidaro įspūdis, kad mėnulis tai tuštėja, tai pilnėja. Bet iš tikrųjų jisai nei tuštėja, nei pilnėja, jisai yra apvalus, rutulys, kaip ir mūsų Žemė, tik tai gerokai mažesnis už Žemę. Bet Saulė apšviečia vis skirtingą plotą, už tai mums ir susidaro toks įspūdis, kad jisai tuštėja arba pilnėja. Ir taip kaip mes matome mėnulį, tai yra tas apšviečiamas plotas, netgi turi vardą, jis vadinamas faze. Yra 4 pagrindinės fazės. Tai kai mes nematome mėnulio, tai yra kai Saulė jo visiškai neapšviečia, tai yra jaunaties fazė, tada pamažu pradeda jisai atsirasti tas plotelis vis pilnėti, kol galiausiai mes matom lygiai pusę apšviesto ploto, tai yra priešpilnio fazė. Tada mes matom pilnai visą apšviestą paviršių, tai yra pilnaties fazė. Ir paskui vėl mėnulis pradeda tuštėti, mažėti tas apšviečiamas plotas. Ir vėl, kai lieka tik tai pusė, mes tuomet turime delčios fazę. Ir viskas kartojasi iš naujo.